uždavinukų. Dabar apie stipendijas. Jeigu pažymių vidurkis yra daugiau arba lygus 7, tada mokama 200 litų stipendija. Jeigu jis yra mažesnis už 7, tada stipendija nemokama arba tiesiog mokama 0 litų. Iš pradžių pasiskaičiuokim vidurkį. Vidurkį skaičiuojam iš tų pažymių duotų, būtų average funkcija ir prabraukiu per tuos. Spaudžiam gerai, turim vidurkius ir čia pratempiam. Dabar stipendija. Kadangi yra dvi galimybės mokama arba nemokama, tai iškart eina į funkciją. Vėl šičia kviečiam į funkciją ir dabar loginis tikrinimas arba loginė sąlyga. Vidurkis yra didesnis arba lygus už 7. Čia, jeigu taip yra, tada mokama 200 litų. Bakstelim čia, kadangi 200 yra jau kažkokia konstanta ir spaudžiam F4, kad užsidėtų doleris, absoliuti koordinatė. Jeigu taip nėra, stipendija nemokama, tiesiog rašoma 0, mokama 0 stipendija. Gerai, ir tempiam žemyn, turim išsprendėm. Kaip matom, viskas labai gerai. Sudėtingesnis uždavinys būtų šičia. Mokama stipendija padidinta 300 litų, jei vidurkis daugiau arba lygus 9. Mokama paprasta, tai yra 200 litų stipendija, jeigu vidurkis yra didesnis už 7 ir mažesnis už 9. Ir stipendija nemokama, jeigu vidurkis mažiau už 7. Pažiūrim čia paveiksliuką, kaip tai reikėtų padaryti. Pirma, galiu aš patikrinti, ar vidurkis, tas vidurkio pažymys yra didesnis lygus 9. Jeigu taip, tada stipendija yra padidinta 300 litų. Jeigu ne, yra dar dvi galimybės. Ir tikrinam, ar vidurkio pažymys yra didesnis lygus 7. Jeigu taip, tada paprasta stipendija 200 litų. Jeigu ne, tada, reiškia, yra 0 litų. Kaip dabar tą užrašyti? Pirma, pasiskaičiuokim vidurkį. Įsikviečiam average funkciją ir turim vidurkį. Prabraukiam per šitą. Gerai. Ir toliau tempiam žemyn. Aišku, yra įsiskyrimas. Čia šitas gabaliukas būtų liktai if sakinys, if funkcija. Kviečiam if funkciją ir dabar pirmas dalykas. Pažymio vidurkis. Čia yra, rašom, daugiau lygų 9. Jeigu yra taip, tada 300 litų, bakstelim ant 300 litų, yra konstanta F4, kad būtų absoliuti koordinatė. Jeigu taip nėra, tada prasideda naujas if sakinys, todėl šitoj vietoj reikšmėjai melas aš pasiimu iš naujo if sakinį, o čia jis jau yra, vėl paspaudžiu if, žiūrim į formulę eilutę, čia loginis tikrinimas, čia reikšmėjai tiesa, reikšmėjai melas, atsiranda naujas if sakinys ir vėl tikrinam. Vidurkis daugiau lygų šiuo atveju 7. Šitaip. Jeigu tai tiesa, tada mokama paprasta stipendija 200 litų ir, aišku, F4 klavišą spaudžiu, gaunam dolerius. Jeigu reikšmė melas, ne, tada 0, spaudžiam 0. Va ir turim užrašę ifas, ife. Tai yra vieną į kitą sukišom dvi loginės sąlygas. Spaudžiu gerai ir turim tokį dalyką. Tempiu žemyn, ir kaip matot, viskas labai gražiai įsiskyrė. Ir dar vienas uždavinukas. Reikia padaryti
tokį, kaip duota paveiksliuke. Tokią, reiškia. Gal taip gražiai, čia yra paveikslėlis, pabandykim panašiai padaryti, reiškia. Ir pirmas dalykas, tai parašom datą. Čia yra 2011, galim rašyti 2011, 03 ir 18 diena yra su taškeliais, padarykim, kad būtų data su brūkšneliais, taip yra, čia yra procentai, pas manęs yra parašyta dalimis, paspaudžiam procentinį formatą, toliau skaičiavimas turėtų būti taip ir paspaudžiu šitą, kad būtų saloje centravimas, galiu paryškinti truputėlį. Turim. Dabar suma. Čia yra parašyta, kas yra suma, tai yra kiekis iš kainos, tai aišku lygų šitą padauginsim iš šito. Enter, turim tokią, reiškia, sumą. Kadangi čia yra truputėlį paveiksliukas kitokie skaičiukai, sumaišyta yra eilutėm, tai čia gavom kitokius truputėlį tuos skaičius. Nuolaida. Nustatyta nuolaida nuo sumos taikoma, kai kiekis daugiau už 199 litrus. Nuolaida yra 10 procentų. Dabar darom nuolaidą. Aišku, gali būti nuolaida, gali nebūti. If funkcija. If funkcija. Paspaudžiam. Nustatyta nuolaida nuo sumos, kai kiekis daugiau už 199. Spaudžiam kiekis ir lyginam su 199. Jeigu yra tiesa, tada skaičiuojam nuolaidą, kokia priklauso būti. Tada sumą padauginam iš 10 procentų. 10 procentų yra už lentelės ribų, F4, kad užsidėtų absoliučios koordinatės doleriai. Reikšmė, jei melas, bus 0, tai yra 0, nuolaidos nėra, nuolaida 0 litų. Paspaudžiam čia, turim 135, tempiam žemyn, turim čia. Suma su nuolaida. Labai paprasta, iš sumos atimsim nuolaidą, enter ir turim sumą su nuolaida. Taip. Ir dabar galim tik tai pagražinti. Kaip padaryti, kad eitų kiekis litrais, būtų kitoje eilutėje. Įeinu į redagavimą 2 paspaudimais, prieinu prie L ir Alt Enter permeta į naują eilutę, dar kartą Enter turiu taip. Suma su nuolaida. Vėl taip pat padarau į redagavimą prie nuolaidos, Alt Enter, nuolaida nukrito žemyn. Taip. Galim truputėlį praplėsti tuos, čia nėra parodyta kiek, kad būtų gražiau, truputėlį praplėsim stulpelius, taip yra. Dabar, kad būtų dar gražiau, paformatuokim taip, tai yra lygiuotė, kad būtų visur centre ir vertikaliai centre, spaudžiu gerai, turim tokį. Uždėsim rėmelius, kaip čia atrodo, uždedu tokius rėmelius ir dar aplink rėmelį storesnį. Turim taip, dabar čia paspalvinsim kažkokią geltoną spalvą ir uždėsim apačioj dar storesnį rėmelį. Uždėjom. Reiškia, toliau viso ir vidurkis irgi paprasti rėmeliai ir nuspalvinam visą šitą. Šito mėlyno žalio fono nedėkim, kadangi čia yra kaip paveiksliukas atskirta yra, galim dar paspalvinti nuolaidą šitą, tiksliau taip, čia reikėtų geltoną spalvą, čia reikėtų kažkokią tai, nežinau, rožinė spalva yra, čia dar yra uždėta viršuj yra uždėta taip, uždėkim tokią viršuj, atrodo taip, kaip ir turėtų būti.
Toliau reikia paskaičiuoti viso mažiausias vidurkis čia, tai yra po kiekio, kiekis skaičiuojam viso suma, sumuojam, gal ne tos, perbrauksiu tik tai tuos, spaudžiu Enter, yra mažiausia, tai min funkcija būtų, min funkcija, gerai, vėl per tą patį pervažiuojam, gerai, didžiausia max funkcija ir vėl per tą patį pravažiuojam, gerai, ir vidurkis būtų average funkcija, irgi per tuos pačius pravažiuojam čia, spaudžiam gerai, toliau pakartoti galėtumėm čia, bet tiesiog iš čia kopijuojam, padedam čia ir įklijuojam, escape, kad nustotų bėgti, ir labai panašus atrodo mūsų skaičiavimus kaip ir paveiksliuke.